Ar patikėtumėte, kad štai tokį paveikslą panaudojus šiek tiek magijos galima paversti gyvu ir gauti va tokį rezultatą? Šilokarčiamos turgus susiformavo 16 amžiaus pradžioje, 1500. Tuoj papasakosiu, kaip tai padaryti. Pirmiausia, einame į perku2.lt. Ten einame į skiltį išmanų suvenyrai, pasirenkame atgyjančių vaizdų, papildytos realybės žyma. Įsidedame į krepšelį, apmokame už paslaugą. Ši paslauga kainuoja 50 eurų. Po užsakymo gausite elektroninį laišką su nuoroda, į kurią reikės sukelti failus. Užsakymo formoje įrašome savo vardą, pasirenkame pagrindinę nuotrauką ir įrašome animacijos aprašymą. Tada įkeliame papildomas nuotraukas, prie kiekvienos nuotraukos galima įrašyti atskirą nuotraukos animacijos aprašymą, bet tai nėra būtina. Paspaudžiame išsaugoti. Viskas, užsakymas sėkmingai pateiktas. Po maždaug 7 dienų magiškų procesų paštomatu gausite magišką siuntinį. Užklijuosite gautą NFC lipduką ant jūsų turimo daikto ir viskas. Šilokarčiamos turgus susiformavo 16 amžiaus pradžioje, 1511 metais šioje vietoje įsteigus Muglę. Karčiama, kuri tapo prekybos ir susitikimų centru strategiškai svarbiame kelyje tarp Klaipėdos ir Tilžės. Augant vietovei ir daugėjant keliaujančių pirklių, čia pradėti rengti reguliarūs turgus, kurie greitai įgijo vietinę, o vėliau ir regioninę reikšmę. 19 amžiuje Šilokarčiama tapo vienu svarbiausių mažosios Lietuvos prekybos taškų, į kurį suvažiuodavo žemdirbiai, amatininkai ir pirklių karavanai. Turguje buvo prekiaujama javais, gyvuliais, žuvimi, tekstilės gaminiais